Sveiki, jau kuris laikas žvejoju su guminiais masalais, tik ofsetiniais kabliukais, bet vis tiek pastebėjau, kad ne visi kibimai būna realizuoti. Nepatingėjau, nufilmavau šiokį tokį video ir gal iš pradžių pažiūrėsim, o paskui paaiškinsiu, kas, kodėl ir kaip. Tai va, gero žiūrėjimo. Kodėl atsitinka, kad iš pirmo karto nepasikerta? Pirmas esminis dalykas turbūt yra toks, kad daugelis parduodamų ofsetinių kabliukų, va tokie kaip šitas, štai va yra, jo priekis ir pats kabliukas principe eina vienoj linijoje. Ir dėl to masalas dažnai neleidžia pasikirst lydekai. Aš žvejoju kur kabliukais. Kabliukų lenkimo kampas yra va, štai toks. Tikiuosi matosi kažkaip tai. Va, tai yra, turi būti kampas išlendantis į viršų. Realybėj guma atrodo va šitaip, va šitaip, bet jau kažkiek tai minimaliai turi būti pakilęs kabliuko smaigalys virš guminuko. Kitasgi dalykas, visi guminukai mano yra įpjauti va taip. Ir dar žvejodamas aš iš čia į vidų patepu aliejaus ar kremo kažkokio, tai yra, kad būtų slidžiau, masalas turi nukristi lengvai ir pats. Principe va taip va. Menkiausias lydekos kibimas turi baigtis va taip. Be šito įpjovimo taip nesigauna. O dėl to lydekos ne visada pasikerta. Kaip ir atrodo viskas. Beje, va tokios įpjovimus mačiau Keitecho firmos Easy Shiner guminukai.
lygiai su tokiu pačiu įpjovimu ir labai gerai jie dirba, labai gerai veikia. Šūdams ne žuvies,